Labas rytas. Su vasaros penktadienio rytu. Dabar yra 5:30, saulė jau patekėjo. O, kaip smagu, kaip gaivu. Mane tokia ankstybė išvertė uodas. Eikš, smekutį, eikš. Nu ką mano draugužiai? Rytą pradedam nuo pusrytuko, taip? Kada beatsikeltų. Terorizmai nuo pačio ryto, taip? Nu, pradėkim rytą nuo pusrytuko, taip? Bet kas pas mus šiandien pusrytukai? Širdelis, Makiau. O tu kur dabar? Makiau. Ir nelabai jos atšilusios. Pjaustyt reik šilti. Nu, du draugai. Kas čia dabar? Pas mane per revoliuciją ant stalo. Palaukim. Kol negausit jūs pirmų kąsnelių, tol neatstosit. Kropyti, čia tau. Jie kaip kasytė tvarkingai laukia. Nu ir tau, gražuolių, pradėkim valgyti. Tai kol po biškį duodu visiems, tada man duoda ramybės. Makiau. Kruopą. Nu ir palandžiokim po puodus, kad šiandien aš pusryčių turiu. O šiandien aš darausi tokį paštetą. Čia bus ir į darbą, ir taip pusryčių. Čia tūna su krapais. Dar virtą kiaušinuką supjaustysiu. Tokia užtepėlė pasidarysiu. Kažkaip, kai baltymo kažkokio tai maltingo maisto neįtraukiu į pusryčius, taip iki pietų paskui sunkoka išgyventi. Oi, pabėga. Ir avižinė košė va čia yra užmerkta. Ir dar mano šeimyna miega, viena šeimyna pavalgė, paskutinį šeimos narys dar dripso. Aš nežinau, juodai gal nekanda mane šiandien ryte. Uodas, toks parazitas. Įbimbė ir zvimbė apie nosį, zvimbė. Čia, kai uodas įskrenda į miegamai, tai prasideda nemiegamasis, o kankinimų kamera. Ir nerandu, būčiau nutreškus. Ir nerandu, kur skraido. Tik atsigulum ir prisistato. Nu va, tokia bus mano užtepėlė. Skanu jinai. Jeigu bus labai sausa, tai dar jogurto šaukštą įkrausiu. Jeigu sausuka, tai dar pesto šaukštelį įdėsiu. Ne, pieno produktų kažkaip netėsiu. Vakar valgėm jau salotas. Dariausi su jogurtu. Nu, žalias salotas papjaušiau, tai man jau pieno jogurtų per akis. Pienų šito produktų. Tankiai aš labai nevalgau. Prilaikau pieno produktus. Košį naudoju va tokį sojų pieną. Keičiu, kartais migdolų pirku, kartais ryžių kokių, tai kartais avižų pieną. Bet va depo, jis gan yra pigus, man atrodo, €60 ar 80. Vat nebegaliu pasakyti, bet nėra virš 2 eurų. Ir labai toks, nu man jis patiko. Vienas iš sojaus pieno, jis man tikrai patiko ir iš sertifikuotų ūkių, nes soja negalima tą modifikuotą gerti. Būtinai reikia žiūrėti, kad būtų sertifikatas. Tikrai, man labai patiko. Beveik 1:1 karvės pieno. Tai aš košę tokį biškį darau pieną su tokiu pienu košytę. Kaip ir kiekvieną rytą reikia darbą susidėti indelius.
Nededu iš vakaro, aš visada ryte susidedu. Čia pas mane yra iš žirnių, virtų žirnių, grūstų žirnių tokie, tipo žemaičių blynai, bet išviriau paprastus tuos mūsų lietuviškus žirnius, sugrūdau, kiaušinukas ir įdėjau pusę virtos bulvės. Ir visai nieko išėjo tokie žemaičių blynai be įdaro. Sudėsiu visus. Man tas, ir vat kaip gerai ryte dar pasidarysiu grybų užpilą su svogūnais. O jeigu atsikelčiau vėliau, valgyčiau sausus. Man taip pasisekė. Vat šita kava, kurią aš pirkau Lidle už 99 centus. Mes šiandien darbė ją pratestavom, gėrėm. Gerti galima, man tai nebuvo tokia prikli. Jaučiasi, kad ne lakšarė. Ne prabangi kava, bet gert galima. Kvapas toks pagrūzdinimo. Bet vat namie aš ją padarysiu elitinę kavą. Pabandysim. Parsinešiau aš šitą kavą, nestoju aš su kava stapige namo. Ir dabar darysim iš jos ekskliuzyvinę, skanę, kvapnę kavą. Halturkom užsimsim. Parsinešiau aš iš darbo tą kavą. Pilu į sausą indą. Ir šaukštas mano. Ir čia yra sumalta arabika kava. Ir dabar pasimalsim kokius 2-3 šaukštus geros arabikos. Tai pupelių arabika tikrai 100%. Čia mes mėgstam. Ir štai 3 šaukštai kokie geri. Geros 100% arabikos, kvapnios, kur visi namai kvepia. Ten kropytė ten niaukia. Ir va tai va, permaišom. Ir gaunasi pas mus kvapni, skani kavytė. Ir visas stebuklas. Sėdžiu po darbo kaip lepšis. Tiek metai savo daro. Ir noriu pareklamuoti jums knygą. Apsuksiu pavadinimą. Tikrai labai neblogai skaitosi. Gal kas skaitėt, gal kas ne. Tikrai labai gerai, lengvai skaitosi, užveda detektyvas. Yra švedų rašytojos detektyvas, kuris, tikrai taip siurbė, traukia, kaip tikras detektyvas ir po truputį tolyn, ir tavo mintis jau ten, o kaip ten bus. Žinot, va detektyvas taip ir turi užtraukti. A ne, kai skaitai ir nesupranti, kas iš kur ir kaip. Čia tokias gyvenimiškas, tuo labiau, kad mes dar daug laiko Švedijoje esam buvę praleidę. Man tokie prisiminimai, ta visa gamta. Tokią knygą aš jums norėjau pareklamuoti ir aš net pati nustebau, kad aš vasarą įsitraukiau knygą. Niekada aš vasarą, gal tai kai būdavau mokyklų metais, dar studijų metais, o tada dar įsitraukdavau. O taip aš net neatsimenu, kad aš vasarą arba mėgščiau ir skaityčiau, tikrai neatsimenu. O va dabar net pati savęs paklausiau, kas su tavim darosi rytą, kad tu jau įsitraukiai vasarą knygą. Nes vasarą man nebūna kada. Daržai ten, tai keliaujam, tai kokie tai renginiai, tai darbas, tai namuose kažkoks tai judesėlis, tokie būna. O nei mezgimas, nei knygų skaitimas man vasarą kažkaip išeina į antrą planą. O va šitą vasarą, jau seniai šitą knygą gulėjo, man sūnus ją padovanojo gimtadieniui, seniai, gal prieš 2 ar 3 metus, kada kupono padovanojo knygom ir aš ją nusipirkau. Tai išsitraukiau, kažkaip pradėjau skaityti, gilyn, įsitraukiau ir žiūriu įdomu ir prisėdu, nes gal jau pavargstu jau tam darbe. Ir pirmą vasarą aš skaitau knygą.
Nu, niekada nesakyk niekada gyvenime, visada būna kas nors. Bet aš sakau, kad mezgimas ir knygų skaitimas man būna žiemos pomėgiai. Tai kokie, tai kai šalta, kai už lango jau vėjas stūgauja, kai jau vakarai ilgi, kai jau nuo 5 būna tamsu, tada jau pareina ir knygos, ir mezginiai, ir visas kitas mano, visi pomėgiai kiti. O vat knygų skaitimą vasarą aš pirmą kartą. Bet tikrai įdomi knyga. Įdomi knyga, jeigu kas mėgsta detektyvus ir tokius, kaip pasakyti, neoficialius, o tokius gyvenimiškus. Tokius, kurie, pačiam gyvenimo aprašo, tokie, kaip tu pats gyventum tame veiksme. Tikrai knyga užtraukianti, užvedanti ir apie Švedijos gyvenimą, apie tokia moters dingimą, ar kaip ten ieškoma yra moteris. Veiksmas vyksta šiomis dienomis, ten nei 18, nei 19 amžius, bet šių dienų romanas yra. Va tokią knygą norėjau jums pareklamuoti, gal kas kai skaitot, nežinot ką paskaityti. Aš pasidalinau, ką aš skaitau. Ir morkų saldainiai, nebedariau šito recepto, o visą receptuką ir visą aprašymą šitų saldainukų aš parašysiu apačioje. Kiekvieną kiek gramų dėjau, ką dėjau, kaip dariau. Jie yra labai lengvučiai ir tikrai, man nepavyko, nebedariau aš jų. Tik aprašysiu, jūs jų paskaitysit ir tikrai patys suprasit ir žinosit. Tik tais viena, jie iš pradžių būna minkšti, o ilgiau pastovėję jie sukietėja. Tai kad paskaitykit aprašymę ir tikrai pasidarykit, man jie tikrai yra nuostabus ir labai skanus. Skanaus visiems!